Labas rytas, brangus draugai. Šiandien jau sveikinuosi su jumis šeštadienio rudenišką rytą, rugsėjo rytą, kuris mums yra padovanotas, labai gražus. Na, bent jau Utenoje, tai šviečia saulė. Tai tikrai pas mus yra Utenoje saulėtas rytas. Ir taip pat galima ragauti skanę kavą, kurią spėjau pasidaryti iki susitikimo su jumis. Šiandieną yra skaitinys, berods iš pirmo laiško Tesalonikiečiams, ir evangelinis tekstas yra labai stiprus. Ir išties gali sukelti labai daug klausimų, ypač skaitant Evangeliją. Ir paskutiniai žodžiai, jog iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jisai turi. Ir kaip Viešpats padalina talentus ir kaip tas, kuris turėjo mažiausiai ir iš jo, tai yra netgi atimama. Galima sakyti, jog Evangelijos tekstą, kaip esu ne kartą minėjusi, labai išmintingai bažnyčioje sudėliota, kad yra ryšys tarp skaitinių, psalmės ir Evangelijos. Ir praktiškai skaitiniai veda į Evangelijos tekstą, į išsipildymą ir jį paaiškina. Tai šiandienos skaitinyje mes randame žodžius: nenustokite daryti pažangos, apaštalas Paulius sako. Nenustokite daryti pažangos. Kitaip tariant, nenustokite gyventi sąmoningai, nenustokite siekti vidinių tikslų. Turėkite dvasinius tikslus, lavinkite save. Tai nėra tik žinios, tai nėra tik mokslas, bet šiuo atveju tai yra dorybės, tai yra savęs pažinimas, tai yra Dievo dovanos, kurias mes gauname. Ir Evangelijos tekstas mums tai paliudija, jog kiekvienas turime Dievo dovanas ir nėra to, kuris jų neturi. Bet mums, gaunant tas Viešpaties dovanas, tai yra patikėta, ar mes jas ugdome, ar mes darome pažangą su tomis dovanomis, nes mes jas galime ir prarasti. Tai kiekvienas mūsų turime talentus ir tie talentai gali būti labai skirtingi. Vienam pranašystės dovana, kitam aiškinimo dovana, trečiam patarnavimo dovana, kitam išklausimo dovana, kitam patarimo dovana ir taip toliau. Ir kaip mes tai ugdome, kaip mes ugdome vidinį žmogų, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir kad vis labiau panašėtų į savo kūrėją. Ir čia iš tikrųjų tą dvasinį pasaulį, tą vidinį pasaulį išreiškia kryžiaus Jonas tokiais žodžiais: Dievas yra kaip saulė virš sielų tam, kad joms apie save praneštų. Tai mes neužčiuopsim, kaip ta saulė tą akimirką veikia, bet mes pamatom laiko perspektyvoje tos saulės vaisius ir jos veikimą. Ir įsivaizduokime, kai nėra saulės, ypač Lietuvos klimate, rudenis, žiemą, kada mažai saulės. Tai išties visą veikia organizmą, o ką jau kalbėti apie kūriniją. Tai Dievas yra kaip saulė, kuris, ar mes miegame, ar judame, ar esame nuliūdę, ar verkiame, ar džiaugiamės, jis yra kaip saulė. Jisai šviečia. Ir Simone Weil yra parašiusi: vienintelė galia pajėgianti nugalėti traukos jėgą yra saulės energija. Negalime eiti ieškoti šios saulės energijos. Turime apsiriboti tuo, kad ją gauname. Ji nusileidžia, įeina į augalus, tai ji yra grūde, palaidotame po žeme tamsybėse. Ten ji pilnai išskleidžia savo vaisingumą, paskatindama judėti iš apačios į viršų. Ir taip gimsta kvietys ir medis. Ji tai paveikslas malonės, kuri nusileidžia pasilaidoti mūsų blogų sielų tamsybėse ir yra vienintelis energijos šaltinis, atsveriantis moralinę traukos jėgą, palinkimą prie blogio. Taigi, tie talentai, kuriuos
mes gauname, tai yra Saulės dovana mums. Ir kiek jos švies mūsų kasdienybėje, mums yra duota valia, duota laisva valia būti už tai atsakingiams. Ir todėl tebūnie padrąsinimas mums apaštalo Pauliaus žodžiai: nenustokite lavinti savęs, nesustokite lavinti savęs, nesustokite turėti pasiryžimų, asketinių pasiryžimų, galbūt leisti kitam pirmam prabilti, galbūt leisti kitam pirmam pasidalinti, galbūt suteikti pirmenybę kitam žmogui, gal susivaldyti nuo kritikos, gal suvaldyti savo blogą nuotaiką. Ir tokiu būdu pamatysime, kaip Viešpaties saulė iš tamsybių augins mūsų grūdus, mūsų dovanas, kurias mes turime. Taigi, toliau norisi pacituoti kryžiaus Joną: Viešpatie mano Dieve, tu nesi svetimas tam, kas nuo tavęs nenutolsta. Kodėlgi sakoma, kad tu pasitraukiai? Ir kartais gali atrodyti Viešpaties auklyba, kaip Evangelija šiandienos liudija, atimama iš to, kuris turi mažiausiai, bet jisai buvo šykštus žmogus. Jisai nepasitikėjo Viešpačiu ir nežengė žingsnių eiti pirmyn. Tai linkiu jums ir savo pasitikėti Viešpačiu, kad ir kiek mums yra duota, kad ir kokios mūsų pareigos yra, nesvarbu, bet Viešpats duoda malonę. Ir saulė visada yra. Saulė šviečia. Ir ji augina grūdą iš tamsybių. Tai pasitikėkime tuo, kad ir kokia tamsybėje mes būsime, vis tiek Viešpaties malonės saulė šviečia ir augina grūdą iš tamsybių. Ir ateis laikas, kai jisai galės skleistis. Tai norėčiau pasimelsti už jūs ir kad Viešpats lydėtų savo malonę, pasveikinti visus su rugsėjo 1, būkite pasveikinti su mokslo ir žinių diena, palaiminti tebūnie jūsų vaikai, anūkai, kurie pradėjo mokslo metus, galbūt jūs mokytojaujate, o galbūt pradėjote naujas pareigas, kaip viena iš mūsų bičiulių, Utenoje nauja yra Raudonojo kryžiaus direktorė. Tai kiekvienas rugsėjis kažkam paženklintas kažkuo nauju. Ir taip pat mūsų viena bičiulė Vilniuje pradės naujas svarbias pareigas. Tai rugsėjis ir ruduo kažkas naujo. Kimbame į darbus, kimbame į naujas užduotis. Tai linkiu, kad tai neišmuštų dvasinio lygmens, kuris Viešpats yra pirmoje vietoje. Tai Viešpatie Dieve, meldžiu tavo malonės, kad visą tai, ką mes gauname iš tavęs, kam naujai mes įsipareigojame rugsėjyje, kad netitolintų nuo tavęs, bet dar labiau vestų link pasitikėjimo tavimi, link tavo talentų skleidimosi. O jeigu mes esame tamsybėje, dovanok mums dievišką viltį, kad saulė šviečia ir iš tamsybių gelmės pažadina grūdas stiebtis ir ateina gyvybė, jog jie ateis. Tai užliek savo pasitikėjimo malonę kiekvieną iš mūsų ir drąsos teikti visame kame pirmenybę tau. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Tai labai džiaugiuosi, kad matau ir draugus, ir Editą, ir Teresę, Emiliją, ir Laurą, ir Zitą, ir daugelį kitų. Tai sveikinimai jums nuo sesių iš Utenos vienuolyno. Būkite palaiminti. Sudie.